Sveiki, šiandienos pamokėlė bus apie tai, ką daryti tik susinstaliavus Windows. Tiksliau, ne ką daryti, o kokias programas instaliuoti. Tik susinstaliavus Windows jisai bus praktiškai tuščias, turėsite Notepadą, WordPadą. Man atrodo, Windowsai dabar jums siūlo pasirinkti, kokią naršyklę norit naudoti, nes Microsoftas buvo įklimpęs į didelę bėdą su savo Internet Explorer integracija, nes tik suinstaliavus Windows nebuvo siūloma rinktis jokios kitos naršyklės ir jinai nebūdavo automatiškai sudėta. Taigi, turėsite keletą bazinių programų ir žinoma, jų nėra pakankama, kad galėtumėte atlikti savo kasdienės funkcijas su kompiuteriu. Taigi, tik suinstaliavus Windowsus nemokamos ir būtiniausios programos, mano manimu, turėtų būti naršyklė, ne Internet Exploreris, tai tarkime Chromas, Firefoxas, Opera, antivirusas, čia jau kaip kas kokio nori, Skype'as arba kita susirašinėjimo programa kaip Gtalk ir panašiai, muzikos video leistuvas, VLC Winampas, Office'as, Office, jeigu turite Microsoft'o, puiku, jeigu neturite, galite naudoti nemokamą OpenOffice'ą, arba, man atrodo, yra dar LibreOffice'as, ir papildomai archyvatoriai, paveikslėlių peržiūra, CD, DVD burneriai, PDF readeriai ir torrentai. Dar bet kas, ko jums gali reikėti kasdieniam darbui su kompiuteriu. Paprasčiausias būdas tik įsirašius Windows, kadangi jie tušti ir juose nieko nėra, visas programas susinstaliuoti iš karto, naudojantis nenite.com tinklalapiu. Taigi keliaujame į šį tinklalapį ir matome, kad mes turime sąrašą programų, kurias galime suinstaliuoti ir ką mums tai reikia padaryti, tai sužymėti šias programas, kurias norime instaliuoti ir paspausti Get Installed. Tada mes gausime instaliacinį failą, jį paleidus, visos šios programos bus parsiųstos ir suinstaliuotos į jūsų kompiuterį. Tai yra labai saugus ir patikimas būdas instaliuoti programas iš interneto, kadangi jums nebus dėta jokių papildomų toolbarsų ar kito šlamšto ir automatiškai bus pritaikyta 64 ar 32 bitų jūsų operacinė sistema ir panašiai. Dėl nieko nereikės sukti savo galvos. Taigi sužymėme, ko mums reikia. Taigi naršyklė, aš Chromą ir Firefoxą turiu, taigi susinstaliuokime Opera, messaging programos, tai kaip Skype'as, man reikia Google Talk'o, Thunderbirdas yra e-mailo programa, elektroninio pašto, AIM, Yahoo yra susirašinimo programos, media programos, tai įvairūs video ir audio leistuvai. Rekomenduočiau susidėti VLC, jeigu turite ką nors iš Apple produkcijos, kaip iPod'ą ar iPhone'ą, susidėkite iTunes. Taip pat rekomenduočiau FUPA, labai greitas muzikos leistuvas, Winampas, tikriausiai visi žinote, kas yra Winampas, Audacity, audio redagavimo programa, kodekai, galite susidėti K-Lite Codex paką arba CCCP, jeigu neturėsite tam tikrų kodekų, kai kurie video neveiks, taigi susidėkime K-Lite Codec paką, Runtimes. Iš šiuo meniu dažniausiai nieko nereikės, kartais kai kam reikės Javos, bet dažniausiai gausite pranešimą iš tam tikrų programų, kad jums trūksta Javos, tada ją ir susidėsite. Kompresoriai 7-zipas, nemokamas ir labai geras archyvatorius. Darbas su paveikslėliais. Ką rekomenduočiau, tai Gimpą, jo pagalba galima redaguoti paveikslėlius, ir Infront-View, peržiūrėti paveikslėliams. Taip pat Inkscape'as, Corelio alternatyva. Ir iš šio meniu būtų viskas. Dokumentai, galima susidėti OpenOffice'ą, labai panašu į Microsoft Office'ą, tiesiog ši programa yra nemokama, šiek tiek paprastesnė, bet puikiai veikia darbui su dokumentais. Foxit Readeris, PDF dokumentų peržiūrai. Adobe Readeris yra labai griozdiškas ir gan lėtas, taigi Foxit Readeris daug greitesnis ir man jis daug labiau patinka. LibreOffice'as matome labai panašiai į OpenOffice'ą, nemokama Office'o programa. PDF Creatoris, galime
šios programos pagalba išsisaugoti Office dokumentus kaip PDF. Security, taigi antivirusinės programos. Čia jau kaip kas nori. Aš susidėsiu Microsoft Essentials. Šios programos man puikiai pakaks. Rekomenduočiau dėtis tik tai vieną antivirusinę. Ir taip pat susidėsiu Malwarebytes, kuri žudo visą malvarą. Pat keletas papildomų programų. Jeigu jūs nežinote, kas jos per vienos, dažniausia jums jų nereikės. Online storage programos, kaip Dropbox'as, Google Drive'as. Šių programų pagalba galėsite saugoti savo dokumentus internete. Rekomenduočiau išbandyti Dropbox'ą, jeigu dar nebandėte. Developer toolsai. Šių toolsų reikės žmonėms, kurie dirba su programavimu ar administruoja sistemas. Jeigu jūs to nedarote, jums iš šio meniu taip pat nieko nereikės. Ir utilities, ką mums reikės iš utilities, tai ko gero CD Burner XP. Ir tai būtų maždaug viskas. Taigi susižymėme, kokių mes programų norime ir spaudžiame Get Installer. Matome, gavome pranešimą, ar norime išsaugoti Ninite programą, kuri yra vos 264 kilobitai dydžio, bet ją išsaugojus ir paleidus, jinai jums parsiūs visas šias programas ir jas suinstaliuos. Taigi spaudžiame Save ir tada Run. Galime uždaryti naršyklės langą dabar ir matome, kad vyksta programų parsiuntimas. Kas dabar bus, tai Ninite parsiūs visas programas ir jas suinstaliuos. Visos programų nuorodos atsidurs ant jūsų darbalaukio ir jūsų kompiuteris bus pilnai paruoštas darbui. Pirmai pradžiai Ninite yra tikrai puikiai programa sudėti pačias pagrindinės bazinės programas, o jau toliau jūs galėsite visas savo programas susinstaliuoti atskirai. Taigi dabar belieka palaukti, kol visos programos bus pasiūstos ir suinstaliuotos. Aš to nedarysiu, nes tai šiek tiek užtruks. Šiai pamokėliai tiek. Jeigu turite daugiau klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Nepamirškite prenumeruoti ir susitiksime kitoje pamokoje. Iki.